Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių amžių. Lietuva jau daugiau nei 1000 metų. Čia tau nemėgutis servelatų ant stalo per kalėdas. Brangus jaunuoli, tau turėtų būti gėda, jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą, kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 109 šventas Plenomas Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1253 jei konkrečiau, Vyko labai didelis balius, Ringė tapo Lietuvos karalių. jo, visi sako jo, Ringė tapo Lietuvos karalių. Jo, visi sako jo, tapo Lietuvos karalių. O vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Bakas nužudytas ir valdžia atėjo kiti žmonės. Tuoj paprašė simptomai ir ponas. Pavyzdžiui, Gediminas tikrai nebuvo pėsčias vaikinas. Rašė laiškus, kvietė pirklius, batsiuvius ir gydytojus, kalvius ir amatininkus, visus, kad jie biznį darytų pas mus. O kai valdovu tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšinė irgi Vytautas, iki jūros senosios Vytautas, teritorija Lietuvos šiandien Vytautas. O vėliau jisai nukrito nuo arklio ir numirė. O po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetams parašė pirmą lietuvišką knygą, katekizmas į lentyną. Dar iškirčiau tokį faktą, Liublino unijos aktą. Nauja valstybė buvo sudaryta, kokia Žečpospolita. Ir visai netrukus, praėjus porą 100 metukų, pasibeldė tuku į duris valstybės padalinimai tuku. Pirmas pasibeldė, antras ką padarė, pasibeldė. Ir tada 1795 trečias pasibeldė. Ir tada nebeliko Lietuvos, ji buvo prijungta prie Rusijos. Žmonėms nepatiko tai, jie sukilo prieš caro valdžią sukilo. Bet sukilimai buvo numalšinti, jo. Vieni sukilimai buvo ištverti, o kiti tiesiog pakarti. Tai muravjovo darbas, bet tauta nepasidavė paprastai, nes atsirado nešiai. Stumdė knygas, vežė per sieną daug kilogramų kiekvieną dieną. Kontrabanda, kalėjimas, ginklai, Tai buvo kasdienybė kygiančių tinklui. Kaip tu manai, ar taip gyventi lengva buvo? Ar tu manai, kad išeitis dar kažkokia buvo? Brolau, aš tau galiu pasakyti, jei negirdis bėlinis, nieks neturėtų ką sakyti. Buvo leidžiama spauda, varpas, o prieš tai aušra. Ir vėliau atėjo pasaulinis karas, o kai baigėsi dar signataras. Jonas Basanavičius ir Smetona, Mykolas Biržiška ir Valdas Maironis, Rimas Stulginskis ir kiti pasirašė dokumentą, kad esame laisvi. Bet laisvę pasidžiaugė neilgai, nes kur buvę, kur nebuvę, atėjo sovietai, o po to fasistai, o po to vėl sovietai. Ir išėjo partizanai į miškus, kovoti prieš sovietų valdžią 9 metus. Ir prasidėjo gyventojų naikinimas, traukinių maršrutas Lietuva Sibiras. taip žmonės buvo tremiami, šitą faktą tu turėk omeny. Jei matai troleibuse tremtinį, tai tu užleisk jam vietą piemenį. Bet tokie buvo popieriai, mėly Lietuvos hip-hoperiai. Visą tą laiką nenustojo dėlti viltis, kad Lietuva bus nepriklausoma šalis. Ir tada perestroika prasidėjo, tautiniai jausmai sustiprėjo. Įsikūrė sąjūdis, o pirmininku tapo Landsbergis. Ir tada visi atsistojo, į Baltijos kelią atsistojo. Skybo Latvijai, Estai, Lietuviai, už rankų arba už rankų. 1990 metų kovo 11 atėjo ta diena, kai Lietuva tapo vėl laisva. Ir atėjo tada sausio 13 ir gynė žmonės Lietuvą. Ir jei manai, kad savi šaudė į savus, tu pakraštyk savo smegenus, savo smegenus. Tu pakraštyk dar kartą smegenus, savo smegenus. Tu pakraštyk dar kartą smegenus. Ačiū, kad tu pakrapštai, ačiū, kad iki galo klausai. Aš matau, kad
daugiau smegenų turi, todėl viską puikiai supranti, kada Lietuvai viskas prieš akį. Reikia nustok mušti daryti, o dirbti ir gimdyti vaikus, ne vieną, ne du, o 7. Arba truputį mažiau, aš nežinau, bet